Druskininkuose jau keletą dešimtmečių sėkmingai veikia kelio šokių studijos. O štai prieš 2 metus mūsų mieste pradėjo veikti ir šokių populiarinimo centras, pakvietęs jaunimą domėtis kiek kitokio stiliaus šokiais. Savaitgalį Druskininkų šokio populiarinimo centro šokėjai pakvietė į sezono baigiamąjį koncertą Šokis amžina jaunystė. Na, o mūsų kūrybinė grupė apsilankė renginio generalinėje repeticijoje. Pasakoja Jovita Večkytė. Prieš 2 metus Druskininkuose susikūrė šokių populiarinimo centras. Savaitgalį druskininkiečius stebino nuostabiais pasirodymais. Mūsų mieste užaugusi kolektyvo vadovė Jurgita Česnulevičienė paskatinta Kauno šokių populiarinimo centro šokėjų tokio šokių stiliaus sumanė mokyti ir Druskininkuose. Šou stilių mes pasirinkom todėl, kad tai yra įdomu, naujoviška ir šis stilius yra labai įvairiapusiškas. Jaunas kolektyvas jau gali pasigirti ir keliais svariais laimėjimais. Mūsų pagrindinis kolektyvas J&J United yra dalyvavęs Lietuvos hip-hopo čempionate, taip pat tarptautinėse varžybose Rise Up Panevėžyje ir šiemet pirmą kartą dalyvavo kaip debiutantai šalies festivalyje Norim kilti ir užėmė 4. vietą. Ir dar Dance for Fans, mes stilių šokam Dance for Fans, tai yra išmok šokti kaip žvaigždė. Ir mūsų vadovas Justinas yra 2 kartus Lietuvos čempionas Dance for Fans. Sudomino šis šokių stilius, nes labai keistai žmonės juda. Pamačiau, ta prasme, hip-hopas, ypač new stylas. Ir pamačiau, kad taip Lietuvoje niekas nejuda. Ir galvoju, jeigu aš tai padaryčiau, išmokčiau ir perteikčiau tas visas savo emocijas kitiems žiūrovam, tai būtų labai faina. Ir todėl pasirinkau būtent hip-hopą. Naujai susikūrusi šokių grupė iš karto sulaukė jaunų druskininkiečių dėmesio. Tai buvo kažkas naujo Druskininkuose, tai buvo nauja kaip banga ir iš viso tai buvo, man šokis yra viskas, todėl tiesiog per draugus susipažinau ir tai patraukė tuo, kad pirma repeticija. Tai buvo kažkas, wow, tai nematyti ir todėl pradėjau čia lankyti. Išbandžiau viską, nuo liaudinių ir visur šoko, bet čia kažkaip labiausiai įstrigo. Bendras šokis kolektyvą pavertė gražia šeima. Ką pasiekėme, visų pirma, susigyvenom ir mes esame visi kaip šeima. Visiškai viena didelė gražia šeima. Mes viską vieni tiktai žinom, mes kartu būnam ir kartu važinėjame, mes labai daug kur esam, mes jau vos ne pusė Lietuvos esam kartu išvažinėję, konkursai, čempionatai, šiaip smagiai leidžiam laiką kartu. Ir norėtumėt, kad dar daugiau atsirastų jūsų šokėjų? Žinoma, kuo daugiau mūsų, tuo mums visiems smagiau ir linksmiau būna kartu. Savaitgalį surengtų pasirodymų šokių populiarinimo centras atsisveikino visai vasarai. Nuo rudenį susiburs pailsėję, kupini naujų idėjų, tad mes galime tikėtis puikių pasirodymų ir šokių švenčių.